Kaip suinstaliuoti elektroninio pašto filtravimo ir spamo filtravimo sistemą ir serverį Spam Assassin. Spaudžiam Unused modulis ir susirandam Spam Assassin Mail Filter. Taip. Spaudžiam mygtuką Click Here, kad webmail įrankis jį automatiškai suinstaliuotų. Ir palaukiam, kol webmail įrankis suinstaliuos Spam Assassin. Kai diegimas baigtas, servers skiltyje matom Spam Assassin Mail Filter. Prieš tai reikėtų pakonfigūruoti Postfix Mail serverį. Spaudžiam Postfix Mail server. User Mailboxes. Ir modulio config mygtuką. Taip, Spam Options parinktyse reikia nustatyti, tai yra parinkti Spam Assassin serverį. O pašto serverio nustatymuose reikia parinkti Postfix. Taip ir spaudžiam mygtuką Save. Tai dabar galim konfigūruoti Spam Assassin filtrą. Spaudžiam Spam Assassin Mail Filter, Accept. Taip, spaudžiam Spam Classificator, Spam Classification
Ir šitose parinktyse galima nurodyti sumą spamo atitikmenų, nuo kurių jau bus traktuojamas laiškas kaip spamas. Tarkim, galima parinkti 2 ar kažkokią tai kitą skaičių. Galima parinkti kokiomis kalbomis bus tikrinami siunčiami laiškai kaip spamas ir spaudžiam mygtuką Save. Allow denied addresses. Čia galima įvesti, sudaryti whitelistą, kaip sakant, ir blacklistą. Tai jau būtent, kurie niekados, tarkim, čia bus įvedami, reiškia, allowed adresas, tie elektroninio pašto adresai, kurie niekados nebus identifikuojami kaip spamas, o iš šitų tiekėjų visada laiškai bus identifikuojami kaip spamas. Ir kuriam taisyklės. Taisyklės yra kuriamos header and body tests. Taip, čia pavadinimą. Taisyklės pavadinimą akciją ir kuriam joje reikia tikrinti, nurodom, ar reiškės siuntimo antraštėje, ar laukelė tu. Tai buvo, reiškia, iš ko siųsta, ar iš ko gauta, ar visoje žinutėje, ar nuorodoje. Tarkim, sukursim taisyklę, kuri tikrintų temoje. Čia rašomi žodžiai, kurie turėtų atitikti. Tarkim, tas pats žodis akcija. Kiek jam duoti taškų, jeigu tinka tas žodis, kokio kaip bus skaičiuojama atitikmenis spam filtruose sumai, tarkim, galim duoti 2. Aprašymas žodis akcija. Taip, ir spaudžiam mygtuką Save. Message modification galima pakeisti, tai yra nustatyti, kaip bus elgiamasi su spamu. Labai populiarus dalykas yra pakeisti subjektą, tai yra temą, ir dadėti, tarkim, žodžius. Tai spamas. Tai reiškia, kad jeigu laiškas bus traktuojamas kaip spamas, bus įtraukti šie žodžiai į temą, siunčiamo laiško temą. Spaudžiam mygtuką Save.